Ho, 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 ho. Merry Christmas. Vos nespirings su savo pačiojų sėlėm. Sakyvam sene. Na, Emilė, antrą litrą tašką. Jaučiu vėmalą pareinant. Sveiki visi atvykę į Asbards Beauty YouTube'ės kalėdinį podcastą, kuriame svečiuojasi Emilė. Labas, Emilė. Labas. Labai sveikinu tave prisijungus į mūsų podcastą. Eglutės įžiebimas įvyko. Emilė pakabino savo žaisliuką, kuris tavo, pabaksnuok pirštu. Kepurytė mėlyna. Kepurėlė mėlyna nuo mano fanpage'ės. Kaip vadinu, mano eglė yra tinginių eglė. Kadangi aš jos pati nei purškiau, nei puošiau, visi puošia mano draugai ir šeimos nariai, o eglutė atkeliavo iš pg.lt tiesiai man į namus, jau nupurkšta su kankorėžiais, netgi LED lemputėmis. Emilė, kaip tave vadina dažniausia draugai, šeimos nariai ir kaip tave galima būtų rasti socialiniuose tinkluose? Draugai mane vadina Emilė, arba Emiliuku, arba tiesiog M. Tėvai dažniausiai Emilė, arba būna žemaitiškai Emil. Emil. Jo. Socialiniuose tinkluose Instagram'e, pavyzdžiui, tai aš vadinuosi Emilė Slep, o TikTok'e Emilux. Ir kodėl? Nežinau. Kažkaip, kai aš kūriaus TikTok'ą, iš pradžių tai buvo tiesiog Emilė Slepavičiūtė, kažkaip ten panašiai taip. Ir kai jau pradėjau kurti su makiažais turinį, galvojau, reikia kažką tai su makiažais susijęti. Nu, ir kažkaip galvoju, Emi Makeup, ne, kažkaip lėkštai. Emilė Makeup, žodžiu, labai daug variantų su Makeup. Po to pamačiau, kad viena mergina TikTok'e buvo pasivadinusi Lux, tipo, kad įvaizdžiai. Aha. Tai galvoju, gal visai įdomiai. Jo, parašiau Emilux, tai buvo užimtas Lux, tai parašiau su 2 O, man atrodo, toks yra. Ir dar su 2 S. Tai, galvoju, tiks ir bus gerai. Ir kažkaip prikibo tas. Prilipo, aš irgi tave tik tokia šitaip ir matau. Žinau, kad dar tėvai tave vadina moliukėliu. Jo. Būna. Jo, būna. Čia iš tikrųjų tas moliūgėlis kilo, kad aš iš tikrųjų esu, kaip pasakyti, nekvaila, bet kai kuriais atvejais, tai kai nusišneku totaliai. Tai, pavyzdžiui, yra serialas Vedęs ir turi vaikų. Taip. Ir ten tas tėvas Elas savo dukrą moliūgėlių vadina, nes jinai labai, durna yra, tiesiai šviesiai, galim sakyti. Kvailelė. Jo, tai man būdavo tokiu atveju, kad mama sako, eik tu savo moliūgėlį, tu moliūgėlį, kažką tai, kai nusišneku. Ir kažkaip ir prilipo. Tai šeimoje moliūgėlis. Jo. Norėjau paklausti, ar esi kada nors ragavus skambučio? Dabar labai madinga, bet ar tu esi... Ne, iš tikrųjų niekada nesu bandžius. Vėl pakliuvom ant naujo žmogaus. Pasakysi tikrą nuomonę. Gerai. Nori paragauti? Būtinai. Mėgsti iššaut? Nelabai. O nori pabandyti? Nes čia, žinok, nedaug iš tikrųjų te reikia. Jisai lengvai atsidaro ir ne šampanas visgi yra, o ne alkoholinė vyno, kalėdinio vyno alternatyva, nes kadangi aš pati negeriu, nežinau kaip tu. Aš irgi nelabai. Nelabai, ne? Tai aš kažko turiu ieškoti naujo ir Atsala būtent mums atsiunčia daug naujovių ir visokiausių skonių. Tie, kurie žmonės negeria, bet nori panašios alternatyvos. Prie mėsos, prie vakarienės, prie užkandžių. Va čia, jeigu matai, yra irgi kalėdinio vyno alternatyva. Va čia gali pasižiūrėti. Matai? Ir jinai yra netgi šildoma. Ją galima šildyti su prieskoniais visais tais kalėdiniais. Ir tu turėsi karštą vyną. Mes šiandien ragausim šaltą, o aš vėliau video padarysiu savo TikTok'e. Tau vieną, jeigu patiks, visų pirma, keliaus namo irgi kalėdoms dovanų. Fainai. O aš darysiu dar TikToką, kaip salą galima... Čia buvo pirmas kartas. Pirmas kartas? Jo. Pilk, čia tą sniegą išvalysim. Gerai.
tebūnie liejas pro kraštus vienas. O žiūrėk, tau puikiai sekasi. Jok. Tik pagyriai. Tai visada taip turi būti. Gerai. Tai ką, už mūsų tą pirmą? Podcastą. Galbūt dažniau tave pamatysime net ir YouTube kanale. Tikrai, aš labai norėčiau dar pasirodyti čia, man taip čia viskas patinka ir... Matai, kaip vyko užkulsiai, turėsi puikią repeticiją ir galbūt tavo sekėjai pamatys tave čianai, nes daug kas girdėjau klausė. Tai galbūt tave išvysime ir čia. Tad sveikinu su pirmu pralaužtu. Ačiū. Va, čia tai geras. Šiaip niekada nebuvau ragavus. Geras. Čia yra gazuota arbata, nes rašo sparkling tea. Taip. Geras. Čia yra grybo arbata. Gerai ir skrandžiui, ir viskam. Ir tiesiog puikia alternatyva, jeigu nemėgsti limonadų. Ir čia yra... kadangi įvairiausių skonių, tai tu gali prie maisto, prie kažkokių snacksų su draugais ar tiesiog šventėm pasimti tokią gražią, žinai, bonkę, gražią, nežinau, net ne bonkę, butelį šiaip, iš tikrųjų butelį, gražų butelį ir tikrai negėda nusinešti į svečius. Nes būna tikrai dažnai taip neskoningai atrodo, o jie turi skirtingom pakuotėm. Čia būtent šita pakuotė skirta kalėdom. O jeigu matai mūsų praeitą podcastą, buvo visai kitokie etiketė, tai ten dar kitokie skoniai, tai vat kiekvieną kartą mums siūs vis naujus ir degustuosim. Eina sau. Labai skanu. Tai norėsi namo pasimti? Galėsi daryti ar karštą, ar šaltą ir vaišintis kartu su savo šeima. Geras. O kaip tą karštą? Tiesiog. Aš jau išbandžiau. Šildai. Ir tiesiog pridedi daug prieskonių, jeigu dar nori cukraus. Ir tie, žinai, kur vyno prieskoniai yra? Su tais apelsinais, su cinamono lazdelėm, ten dar kažkokių uogyčių ar kažko yra. Viską gerai paverdi. Šitas gaziukas, matai, dabar čia yra gaziukas. Tai kai šalta geri su gaziuko, o paskui tas gaziukas kaip tik nuslėgsta, jeigu šiek tiek paverdi. Ir gauna, žinai, tokia lyg ir gaiva, bet visas tas vyno poskonis toks lieka. Ir tas visas cinamonas ir visą kalėdinį tą vaibelį tokį užkuria. Tai va, jei norėsi tą visą maišelį. Aš padarysiu tutorialą, galėsi pažiūrėti, galėsim susistorinti paskui. Gerai, labai gerai. Aš žinau, kad studijuoji. Gal gali pasidalinti ką? Ir ar tai susijęs su makiažu? Aš studijuoju Klaipėdos valstybinėje kolegijoje grožio terapiją. Ir, tai ten yra kažkiek tų paskaitų su makiažu, kol kas dar neturiu, bet žinau, kad antram semestrė turėsiu. Pavasarį. Kol kas tai vien tik plika teorija. Tai žiauriai šiaip neįdomiai dabar. Neįdomu. Bet šiaip, pabaigus šias studijas, tu kaip ir gali ten gal vizažistė būt, bet turi dar pasibaigtų kursų, nes jie kažkaip akcentuojasi labiau prie veido procedūrų, su viskais gydymais, masažais ir taip toliau. Bet tau labiau patinka tas grimas, visas kinas, teatras, filmai, kaip man sakė, ne? Ir galbūt net minėjo, norėtų keliauti irgi į grimo akademiją ten, kur ir aš baigiau. Tai ten dabar vyksta tikrai puikus tie kursai, kur aš tau sakiau ir tikrai bandysiu rekomenduoti. Tai kol tu tuos mokslus baigsi, kiek ten jie? 3 metus? 3 metus. Kol tu tuos mokslus baigsi, kurie trunka 3 metus, per tą laiką, per kelis mėnesius dar pasibaigsi vieną diplomą. Tau visai patiko šitą idėją. Man labai. Iš tikrųjų, kai buvo, kad aš prieš Klaipėdos tą visą idėją, aš norėjau į grimo akademiją, bet tiesiog kažkaip man taip gavosi, kad aš galvoju, aš neturiu tiek pinigų, man čia dabar sunkiai, reiks dirbti, naujas miestas iš viso, aš iš tokio kaimelio savo į Vilnių persikelsiu, kaip čia dabar bus. Bet kažkaip, nusprendžiau į tą Klaipėdą, ir aš tiesiog nustojau, padėjau tą idėją į šoną, grimo akademiją, ir dabar, kai tu man pasakei, tai iš vis suviliojo mane aš. Tai sakau, čia keliem mėnesiam, o iš tikrųjų, matai, čia net finansai nebėra problemų, nes iš darbo biržos, kol tu nedirbi, tau finansuoja tavo mokslus, tavo ateičiai, tavo gerovai, mūsų valstybė, tai dėl šito mes dar pašnekėsim. Gerai, liuks. Gal turi kokių nors smagių prisiminimų iš mokyklos, arba patarimų, ar kokių nors linksmų istorijų mūsų žiūrovams, tie, kurie galbūt studentauja ar dar mokosi mokykloje.
tiems, kas mokosi mokykloje, tai galiu užtvirtinti, kad tai kokiais pažymiais jūs baigsit, nenulems jūsų ateities. Tai jūs galite dėl to nepergyventi. Nesakau ir neskatinu, kad čia dabar jūs turit mesti mokslus ar vapšė nesimokyt. Ne, taip ne, bet tiesiog stenkitės, kiek galit, nepersilaužkit, nepersidirbkit, bet turėkit omeny, kad ateitis jums prieš akis ir dar visko gali atsitikti. Tai jo, o šiaip mokykloje kokia pati buvo, nežinau. Ką čia reiškia? Tipo, aš nepasakyčiau, visiems aš atrodau labai protinga, bet aš nepasakyčiau, gal aš labiau tinginė buvau, aš galėjau geriau mokintis tikrai, bet... Iš bendro išprusimo išėjo? Jo, kažkaip va taip aš baigiau tą mokyklą, nežinau. Aš irgi panašiai. O kiek vidurkis buvo? Mano vidurkis gavosi bendras 8,15, man atrodo. Tai eina savo pas mane panašiai, žinok. Nesimokant, gal šitaip ir gerai. Jo, taip, nežinau, bet šiaip pagalvojus, gal aš daugiau galėjau mokintis. Nes šiaip, kai pradėjau studijuoti, tai kažkaip pagalvojau, kad man trūksta žinių iš to bendro išprusimo. Ir dabar mokiniesi ir, blemba, tas iš mokyklos, aš čia galėjau pasimokyti, kodėl patingėjau. Jo, tai tas truputėlį nervina. Bet šiaip kaip galėjau, tai pabaigiau, labai nesu savim nusivylus, manau, tikrai normaliais pažymiais baigiau. Žinau, turi ir linksmesnių istorijų. Gal nori papasakot kažką iš mokyklos laikų, šiaip tokių prikoliukų, ar nieko neprisiminė? Aš tokią vieną intriguojančią žinią iš tavo mamos Monikos sužinau, tai būtinai jos užklausiu, bet gal pati prisipažinsi. Kokiai išdykus buvai? A, ne? Aš dabar jau... Prakaitukas. Jo. Nežinau dabar. Šiaip tu rami. Esi, šiaip, man irgi tavo tėvai sakė, kalbėjau su tavo mama jau ten virš pusvalandžio, tai draugėm beveik patapom, žinau, atrodo tada. Tai tikrai pagarba, nežinau, turi dar ir dvi sesis ir brolį, ne vieną esi. Jo, esu vyriausia. Va, vyriausia, kaip faina ir pagrandukas jau beveik seka tavo pėdomis, ne? Jo, jei makiažas kažkas tokio, aš nežinau, aš jau man atrodo, žinau, ką kalėdom jai dovanosiu. Yra... Žiūrės podcastą. Lidle kaip tik yra medinis makiažo staliukas ir grinai mažiems vaikučiams. Tai jinai, mama kažkaip mama buvo prie telefono ir vartė Lidl katalogą ir jinai pamatė jį ir sako, make-up, noriu tokį make-up. Kaip fainai, o kiek jai metų? Jie yra 2. O jie, tokia mažai. Jo, bet jau seka mano pėdom tikrai. Kai aš filmuoju, ji visada yra mano kambarį. Visada. Tai mokosi iš geriausių. Paskui perims, žinai, tavo visus skilus ir, žinai, mokinys pernoks mokytoją. Jo, mano mama sako, turėsi konkurenciją ateityje. Grinai. O čia tai reikia saugotis, nejuokauju. Kaip tik labai smagu, kad tavo šeimai patinka ir palaiko. Bet pabaigiant su mokykla, tai kaip ir girdėjom, neprisipažino. Rami, tai tu rami, bet esu girdėjus vieną tą tokią istoriją, kad tavo geriausia draugė toks piktas klasiokas, kaip ir bandė užgauti, o gal net susimušė. Klasiokas toks visada įsierzindavo jūs nuo pradinių laikų. Ir tu jam ant nugaros iš to pykčio nupeši. Kaip? Jo, tai ten taip gavosi. Šiaip aš esu rami, bet kai mane supykdo, gali būti, kad aš net nesitvardau. Aš esu labai kerštinga. Ir šiaip, čia nėra geras bruožas, bet... Išaugama gal? Jo, iš tikrųjų dabar jau taip nėra, dabar ramiau reaguoju, bet tada eina savo, žodžiu, ten tiesiog buvo nesusipratimas visiškas, tas mano klasiokas norėjo kažką pavaidinti ir jis jai trenkė. Ir, ta prasme, mano mokytojas, darbų mokytojas, čia viskas vyko per darbų pamokas, jis stovėjo apšalęs, net nežinojo, ką daryti, nežinojo, ar juos išskirti, ar kaip, nes jie ten žiauriai, žodžiu, buvo baisu.
Ir aš stovėjau apšalusi ir aš dar jį išvedė mokytojas, tą klasioką, ir aš dar žadėjau jį pasivyti ir jam atgal trenkti. Bet mano draugė jį verkė, jai skaudėjo ir tiesiog aš ją nusivedžiau į kitą klasę. Ir aš tiesiog man rankos drebėjo ir aš sakau, aš nežinau, ką aš dabar padarysiu, sakau, aš žadėjau ten jo pinaliniai tūliką nuleisti, ten visokias tokias nesąmonės. Aš sakau, viskas dabar, aš sakau, dabar pamatysi, sakau, ką aš jam padarysiu. Ir jinai verkdama sako, nieko nereikia daryti, sakau, nustojam, baigiam, sak tą nesąmonę. Aš sakau, neskau, aš už tave tikrai kažką padarysiu. Nu ir kažkaip pasitaikė jo uniformą, pakabintą ant kėdės ir aš pasiėmiau markerį, tą nenuplaunamą ir nupiešiau vyrišką organą ant nugaros. Tokį didelį, kiek girdėjau. Didelį, jo. Ir nugramdyt nelabai išėjo. Nu, man iš tikrųjų mama padėjo ten plauti, tai aš išploviau šiaip ne taip. Bet iš tikrųjų, kai buvo mano tėvų reakcija į tai nebuvo taip, kad ką tu čia pridirbai, ką tu padarai. Mano tėvai mane palaikė, sako, galėjai gal šiek tiek kažkaip paprasčiau reaguoti, bet sako, pavyzdžiui, mano tėtis atėjo su auklėtoja pasišnekėti ir sako, jeigu dar atsitiks nors vienas toks įvykis, kad tas mano klasiokas kažką padarys, tai sako, aš jam sakant kaktos jį nupiešiu. Tai tėviškai pastovėjo. Jo, ir iš tikrųjų mano tėtis jis buvo už tai, kad aš tą padariau ir jis sako, aš neturiu dėl ko jos bausti. Taip, nes aš girdėjau, kad tas berniukas jau nuo pat pradinių klasių, jūs iki 8 ar 7 kasė. Jo, visada. Ir žinai, kažkada turėjo tą dieną pareidžią. Jo. Karman. Ir nuo tada, kas svarbiausia, nuo tada jis bijojo manęs. Ir lik šiol mes dar kažkiek bendraujam, bet jis labai atsargiai su manim bendrauja. Na, gerai, taip reikia. Jo. Su tavo mama taip pat, Monika, šnekėjom ir, jinai sakė, kad tu esi rami. Aš irgi esu pastebėjus, kad tu esi gan ramaus būdo, vat kaip ir pati minėjai, bet vat, kai žiūri tavo video, tai tu ten taip iškalbingai save ir demonstratyviai parodai, atrodo, kad jokio čia kuklumo nelieka. Kaip tai pasireiškia, kur tas ta ramumas ir kur tu kaip tik ar atsiskleidė, papasakok. Jo, tą patį iš tikrųjų sakė ir mano kambariokės, kai pamatė, kad aš kuriu tuos tiktokus, ten kažką video, tai sako, tu realybėj ir sako, tiktokus esi du skirtingi žmonės, bet kaip yra iš tikrųjų, tiktokė atsiskleidžia mano ta tikra asmenybė. Aš esu rami prie labai daug žmonių, bet, pavyzdžiui, žmonės, kurie mane, jau tikrai pažįsta jau nuo A iki Z, tai jie žino, kad aš esu labai iškalbinga, manęs visur yra, aš tokia nenustykstu vietoj, bet aš moku taip prisižeminti savo poweras, kai esu prie kitų. Jo. Reiškia, nepasirodai, visiškai neatsiskleidai, jeigu tai ne tavo kažkokia grupė, ne tavo šeima ar ne tavo artimi. Jo. Mano šeima, pavyzdžiui, jie mane žino ir pažįsta, kokia aš esu iš tikrųjų. Ir mano sesės ir jos visos sako, eina sau, sako, tavęs jau čia per daug eiklauk iš kambario. Ten kažką, mano 11 metų sesė sako, eik. Nes bosk, duok ir man eiterio. Duok. Aš irgi dėmesio noriu. Jo, jinai ramesnė yra šiaip palyginus su manim, bet, sakau, mano šeima žino, kad aš esu, labai... Supratau, tai tu savo ramumą labai konkrečiai pastatai į vietą. Pavyzdžiui, tiktokas, matau, pas tave tikrai neištaškytas. Ateini ir jeigu norit pamatyti geriausius challenge'us Lietuvoje, ne tik sekėjų pasiūlytus, bet ir šiaip pasaulinio lygio, kur didžiausi make-uperiai trenduoja. Vat būtent su visokiais Skittlesais, šiaip visokiais ten flomasteriais esu mačius. Piešiniais netgi kitų žmonių ir tavo atkartojimų. Tai jeigu norit tokių visokiausių crazy challenge pasižiūrėti, tai pas Emilę tiesiai atėjus galite vien tik tai ir pamatyti. Tai va. Na taip pat. Kam. Jo, ne taip, kad ten belekas, belekaip sukrauta, o ten pas tave ta ramuma man matosi. Nes tvarkingas albumas, kūrinį, ten ir žiūri 200, 100, virš ten 1000 peržiūrų ir paskui jau tikrai
daug ir laiko. Jo, neblogai. Neblogai. Neblogai, žodžiu. Šitą vietą dabiškai pasikauklė. Neblogai. Varo geriau nei aš, sakai, neblogai. Tai šnekant apie video, norėjau pasiklausti, kaip tu juos filmuoji, kuom, kokiam sąlygom, kur, ir kaip reaguoja tavo šeimos nariai visą tą, ką tu darai, jeigu tu tai darai namie. Vat šiek tiek papasakok to viso vidaus, ko mes nematom, nes eteryje, žinai, matom tik šiek tiek tavo backgroundą. Jo. Aš filmuoju savo telefonu paprastai. Kuris tavo telefonas? iPhone'as 11, paprastas, joks ne Pro Max. Jo, norėčiau šiaip naujo, bet dėja. Nenamiokas, kalėdas artėja. Mama. Jo, turiu lempas, nu jos ten iš Pigu LT, jos yra nupirktos, jos ten man labai jau girgžda, jau atrodo ant plauko laikosi, bet dar laikosi. Bijau, kad suges, nes tada nežinau, iš kokių pinigų aš nusipirksiu. Gausiu prie stalinės filmuoti tada, bet jo, tai filmuoju savo kambarį. Iš tikrųjų, aš dabar save taip expausinsiu, bet visi galvoja, kad aš filmuoju prie kažkokio stalo, kad aš čia, nu žinai, kaip prie užsieniečių tiktokeriai, jie turi savo studiją. Mano iš tikrųjų studija yra kėdė. Aš atsisėdu ant žemės ir kėdė laiko mano telefoną. Ir prie tos kėdės yra lempos sustatytos. Ten yra užuolaida už manęs. Taip, esu mačius. Jo, ir ta užuolaida yra pakabinta ant laiptų turėklų. Ta prasme, jūs pamatytumėt behind the scenes. Tu nufilmuok. Davai, prisižadėk dabar. Nufilmuoti, kaip tu dirbi užkulisiuos. Bet žiūri, įdomu, kaip galime ekstremaliom sąlygom. Žinok, aš irgi kai tik pradėjau, ko tik nedariau. Mano ring lempos, ten paprasčiausias ten lempos. Tik laukdavau dienos, paskui sutemdavo video, kaip filmuot, supranti. Irgi sunku ir ten tiek pripasakot galima, vat, kaip tu neturėdamas pasigamini savo kažkokį būtent backgroundą, kad tu gerai atrodytum kamerą ir ten nereikia tiek daug. Bet pasiruošimas visas tas yra ekstremalus, kaip tu sakai, net kabo užuolaidos ant pačių laiptų. Ir jos būna nukrenta. Tai taip, tai taip pat kaip ir telefonas priklijuotas į zolkę. Oi, kiek kartų krytės dūžės, oi, pas mane irgi linksmai, bet tu šitą video, vat, aš nebegrįšiu į savo laikus, aš padaryčiau. Vat, lauksiu tavo video, aš labai noriu pamatyti ir manau, kad tavo sekėjams tikrai patiks. Jo, nu ten būna, pavyzdžiui, komentarų, parodyk savo makiažo stalą. Aš neturiu tokio. Aš galiu kėdę parodyti, nes ant kėdės viskas yra sukrauta. Ir dar kas svarbiausia, mano tėtis neleidžia ant tos kėdės dėti jokios kosmetikos. Tai aš dar net pasidengiu rankšluostį ant tos kėdės, kad jos nenupurvint. Jo, nes man neleidžia, sako, nauja kėdė, nauji apmušalai, ten negalima. Jo, tai va toks mano. O mano kosmetika iš vis ten sklaidosi ant žemės, dėžėse sukrauta, ten gal kur stalčios telpa. Bet aš neturiu kažkokios studijos suorganizuotos, ten viskas labai turi savo vietą aiškiai. Ne, taip nėra. Pas manęs esu tikra menininkė ir kai aš darau makiažą, mano tėtis turi va taip šitais per jį perlipti, jeigu nori iš spintos kažką išsitraukti. Tai. Nu va. Bet svarbiausia darai, manau, kad jo širdis irgi džiugauja. Matant, kad tu darai, save atskleidi ir kiti tave mato. Jo. Kaip reaguoja tavo šeimos nariai arba draugai, pavyzdžiui, kai prie stalo ateina Grinčas arba zombis, arba dar koks nors crazy, ten Harley's Quinn įvaizdis, ar ten ta pati vienuolė, kaip jie reaguoja? Kokios jų reakcijos? Iš pradžių, kai aš tik pradėjau tos makiažus, tai kas tu šiandien, arba būna, pavyzdžiui, pusiau makiažas padarytas ir atrodo žiauriai lievai. Ir mano mama sakė, žiūri, o kas tu čia būsi šiandien? Sakau, palauk, dar nebaigiau. Jo, bet dabar šiuo metu tai nereaguoja, jiems kasdienybė yra. Patako. Jo, kasdienybė. Ir
būna, pavyzdžiui, įsidedu lęšius, tarkim, baltus, kai visiškai akių nesimato, tai mano 2-metė sesė tokia žiūri į mane, kažkas ne taip atrodo, bet vis tiek apsikabina kažką tai. Ta pati sesė, žinai, kai būna mažesni, tipo net pažįsta, ten persidažai plaukus ar kažką peruką, tugi irgi ten esi nekartą užsidėjęs. Taigi būna, žinai, sunku susireaguoti, nežinau, atpažinti gal mažesniam vaikui. Nes mano klientės, žinau, kad irgi grįžta kartais ten krikštynos ar kažką mušačios tokius ir sako, verkt, pradėjo, sako, net pažįsta, per gražiai, žinai, per tvarkingai atrodai, šiaip namie kasdien taip neatrodai. Aš tokia sakau, persistengiau. Sako, ne, viskas gerai, nuotraukos tobulos. Tai va čia tau irgi tas pats turi mažų irgi gyventojų namuose, šeimos nariai. Tai aš įsivaizduoju, kad tikrai sesiai ir broliui visiems tu sukuri tą tokią neeilinę kasdienybę iš tikrųjų. Jo, tikrai. Lietuvoje nedaug to pamatysi. Jo. Iš kur semės pati visų idėjų? Seniau, kai tik pradėjau, tai tiesiog Instagram'e scrollindavau, ten pamatydavau kažkas, wow, kaip gražiai padarė, norėčiau ir aš tai padaryti. Ir aš būna postuose pataginu, kad inspired by. Jo, o dabar, pavyzdžiui, man patinka, kai aš pamatau Pinterest'e kažkokį tai wallpaperį ar tiesiog backgroundą ir aš kažkaip pradedu, nežinau, mintise dėlioti savo ir galvoju, blemba, kaip kietai atrodytų tas, pradedu piešti savo. Pati jau moodboardus, kuri pati vizualizacija visą tau užtenka vėl pamatyti kelis darbus, kad sukurtum savo. Žodžiu, o šiaip kopijuoji? Ar... Jo, būna, kad kopijuoju, būna, kad kažkokių detalių prisiemu, bet tikrai turiu ten makiažų, kuriuos ten visiškai esu nukopijavus. Bet tie makiažai jau yra tokie, kur aš save challenge'avau ir sau daviau iššūkį, kad dabar šitą tu turėsi padaryti. Nu ir užtrukdavau, aišku, aš gan ilgai ten, bet jau ten yra visiškai nukopijuoti, nes man tokį sunkų makiažą pačiai įsivaizduoti yra sunku. Irgi sunku. Kiek tavo ilgiausias makiažas yra užtrukęs? 10 valandų. Čia tas, kur su draugiu tokiu rožiniam fone? Ten yra... Kaip jie, flamingai, va. Jo. Nedraugiai flamingai, rožinis, ta toks gražus. Jo. Nuo to būtent įvaizdžio, aš tau, man atrodo, ir vakar rašiau, nuo to įvaizdžio aš tave pamačiau tik tokia ir galvojau, wow, kiek jinai čia turėjo sėdėti. Ir paskui pamačiau, kad 10 valandų, aš galvoju, pati laivo sėdžio 8 ir virš valandų po 13. Ir galvoju, va čia lietuvė, dar yra lietuvių šitaip darančių. Ir tada atėjau į tą puslapį, žiūriu, kad jinai dar paauglė. Labai jauna, žinai. Jo. Aš gal jau per sena šitai, žinai, rinkai, per vėlai iššokau, bet tau čia, žinai, pats gazas, čia, nu, tasme, tik atsiskleidimo metai ir taip toliau, tik ir vaik. Bet vat nuo šito darbo aš pamačiau Emilę, tada stebėjau tave kokius čia metus, gal net ir plus. Ir tada vat galų gale, tu sėdi pas mane čia. Jo. Bet man labai fainiai čia būti. Prijauti? Labai, žinai, aš panašiai irgi dalykus darau su tais projektais ir žinau, kiek tai laiko investuoja. Kūrybos jėgų ir tų pačių finansų. Tai aš pamačiau ir aš iškart pagarbą. Jau iškart taip dušę atidavau, galvoju, va čia, sakau, aš pati, tai aš taip nepadaryčiau. Kantrybės, pritrūkčiau. Tokiam darbui, kaip tu padarei, aš tokio neturiu vis dėlto. Kantrybės labai reikia ir manęs būna klausia, kaip tu padarai, nu kaip. Juk būna man, kad ir nepavyksta, būna, kad, pavyzdžiui, pradirbu 5 valandas ir viską nusivalau, nepabaigiu. Ir neįkeli nieko nepadarai? Ne. Yra buvę, yra ir ne vieną kartą tikrai yra buvę. Ir dar kažkaip mano draugai, jeigu, pavyzdžiui, šalia manęs yra, sako, nu gal čia patvarkyk, nu čia, nu sako, 5 valandas dirbai. Sakau, ne, man netinka, viskas. Ir viską šalin. Ir jūs net neįsivaizduojat, kiek aš esu makiažų padarius ir gal jie, nu gal kaip pradedančiai, jie tikrai gerai atrodė, bet man neįtiko ir viskas. Tai gerai, kad tu keli savo kartelę, net pati savo, tu matai, kad tau ne ir tu nerodai net to, čia yra faina, nes tu žinai, kad tu gali geriau ir tu padarai tai. Ir tai matosi tavo paskyroje. Tai girdėjau, kad gruodžio 18 dieną, kai pasirodė šitas podcastas, tu švęsi savo gimtadienį. Taip, 19. 19, paskutinis 19 jau.
Jo. Sakai, kitais metais turi kažkokį linksmą iššūkį. Taip, kaip pokytį, ne? Jo, kai man sueis 20, tai čia kitais metais, gruodžio 18, noriu įkelti TikToką, kaip šneka mano 20-metė versija ir 10-metė versija. Geras, va šito tikrai labai labai lauksiu. Ja. O kaip gimtadienis be dovanų? Pala, Ervinai, dar aš turiu vieną maišą prieš didžiąją dovaną, bet čia yra tau dovana nuo mūsų Open24.lt. Galėjau apsimauti, kad nešaltų kojytės, pasitikrinti kelios lauktuves nuo manęs, bet čia yra dovana. Oh my god! Kadangi sakai, kad tavo 42, tikiuosi, kad tiks, tai tu griep matuokis jau. Aš esu didžiapėdė. Aš turiu tau papasakoti, kągi čia viskas reiškia. Matai, uždėjau tau po kelis džibiciukus, kad jau galėtum vaikščioti pasipuošęs. Tai gali jau mautis, o kol mautis aš tau papasakosiu, ką ten viskas reiškia. Tas pukutis, tai šiaip kalėdiškai labai gražiai atrodė juodai. Tinka? Jo, liuks labai patogus. Gerai, gali pasivaikščiot, pasitrypčiat, jeigu ką dar žinai gražinsim. Tai Open24.lt tau dovanojo kroksus su džibicais, o džibicus išrinkau pati. Ta mergaitė irgi reiškia, gali suskausti ant sofos ar ką biškai papasakosiu. Ta mergaitė reiškia, kad tu jaunatiška tokia ir išliktum žaisminga visada, lūpdažių kaip blakstienų, kad visada nepridurtum. Špilkutės galėsi dalintis ir su sesėm, aišku, šešėliai kaip visada. Ten irgi blakstienos ir visą kitą. Pukutis tikrai kalėdom, čia kad dainuot. Matai, šiandien turėjom tokį kolabą. Tai kad nepamirštum dainuot. Ir tas diskoteko, švęs gyvenimą, o ten dar yra širdutės, tai kad tu ir aš tebūnė ten už mūsų tą pirmą. Ačiū labai. Žiauriai. Fainai. Aš nežinau, man. Aš niekada šiaip neturėjau kroksų. Neturėjau kroksų? Jo, fun fact. Bet ypač dar su tokiais džibicais ir apskritai mano dydis. Tavo dydis labai gerai. Aš su šiltais kroksais daug kroksų žaibaką. Na, o dabar galime nešti didžiausią tortą tau į mūsų studiją. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo diena. Gal ir labai padainau, bet galvok didžiausią norą. Suši irgi mūsų rėmėjai tau pagamino. Gali pakelti. Pagamino suši tau nuostabų gimtadieninį tortą, kurį galėsi iškart ir suvalgyti. Gerai. Mes jau alkani. Sugalvok didžiausią norą. Norą ir žinok. Viskas įsipildo. O dabar jau galim griebti ir valgyti. Čia yra pats geriausias tortas. Sveikinu labai. Ačiū. Iš anksto šiek tiek. Nes šiandien dar yra ne ta diena, šiandien tik filmavimas, bet kai žiūrėsim, bus labai apkabinimas galios ir tą dieną. Ačiū labai. Sver, kurį nori, ragauk, jau mes nekartą esam sušius ragavę. Oh my god. Jie kas kart mus nustebina savo įvairiai papuoštais sušiais. Čia net jeigu matai, auksiukas yra. Tai kad tau auksiniai metai būtų. Ačiū. Kad auksiniai būtų. Ervinai, stverk, ragauk, nežinau, tu valgai su pagaliukais. Su pagaliukais. Pagaliukus su padažu, wasabiu. Reikia? Ervinai, nešk tą padažą. O aš, kurią čia raidę griebsiu šį kartą? Ačiū, tu nuostabus. Vat tau padažo, man padažo. Liuks. Suši, žinok, jie ten visokiausių prigamina. Tu anąkart matei mūsų podcastus? Jo, mačiau. O šiaip tu mėgsti sušius, nes aš net nepaklausiau. Aš labai mėgstu. Pakliuvom ant tų žmonių. Aš sakau, čia pats geriausias tortas, nes aš šiaip man pagal biudžetą sušiai nelabai tinka. Bet aš kai tik turiu progą, aš juos visada perku. Man taip skaniai. O turi kažkokius mėgstamiausius, nu tas mes su lašyša, su kažkuo. Man visi absoliučiai visi. Aš viską valgau. Tu žiūrėk, nelabai ten išranki. Viskas su tam gerai. Neišlepus mergiotė. Ne, vat. Nesu. Oi. O tai jau dėlus toks tą tortą. Žinai, čia toks ne per saldus. Nežinau, ar tokį tortą esi turėjus? Ne, bet čia yra pats geriausias iš tikrųjų, kokį aš esu. Jo. Tai labai gerai pataikėm. Man patinka tie pirmi kartai, žinai. Jo. Aš irgi šiaip tokią tortą neturėjau. Eina savo, bet žiauriai skaniai.
Biški tą alkanumą dabar prieš kitą challenge nuimsim. Jo. Nuostabu, Ervinai, tik čia pavalgom visi. Pertraukėlė. Nieko. Ar? Bijai? Ne. Ne, aš taip bijau. Man Elvyra. Ne, nu tu žinai, koks jausmas. Aš pirmą kartą, žinok, nebenoriu. Eina savo. Esmė tokia. Ervinas mums atneš pieną, jeigu tik abi norėsim. Gerai. Pirštinės duodu tam, kad jeigu prisiliestum, paskui nusimauk irgi atsargiai, nes aštrumas, jei pakasysi akis ar ką, paskui labai kais. Aha, gerai. Tai, žinai, ir užpakalį valysis, paskui viskas dės. Tai atsargiai taip nusimsi viską, šonan numetam. Geriausia čipsą iškart visą suvalgyti, ne jokiais gabaliukais visą. Ir viso, nes paskui sukramstai ir nuryni. Jo, nes kitaip labai žaisi, nu nebent neįstengsi, tai irgi viskas ok. Gerai. Oi, man net purto dabar, žinok, aš sakau, tavęs negazinu, viskas gerai. Bet man nepatiko. Eina savo, aš čia tokia. Nežinau, kiek ilgai tempsiu, nes jeigu ką, tau liks palikimas pabaigti šį sezoną. Gerai. Pasikviesiu suvalgyti žmonės sausainį. Gerai. Tai žodžiu, esmė tokia, turi 18, nes turi prisimti visą atsakomybę už save. Suvalgai, neškalta, patikalta. Aš turiu 18 metų. Aš prisiemu pilną atsakomybę už savo sveikatą. Teisingai. O dabar tėveliai ir visi vaikai, tie, kas turite silpnų nervų. Ai, kas turite silpnus nervus, aš net pamirštu, ką aš šneku. Gal išjunkite ekranus, nes nežinau, ką šį kartą tikėtis, nes aną kartą vos aistė Tulika nebėgo vien, kas su tavim bus, nežinau. Kas su manim, nežinau, ar užbaigsim podcastą. Rankytė, leba negaliu. Šitas nesulaužyk, čia yra viena mažytė telytė. Jo, ir čia yra mūsų taip rėmėjai Candy Fun, kurie turi vienintelį Lietuvoje šitus čipsus. Ir jo, jie yra užkietėję ir nežinau, kai susidaušim čin, tiesiog galim varyti ir tada aš pamiršiu klausimus, ką norėsiu klausti, bet tebūnie. Tau klausimas bus, jeigu ką, iškart galėsi atsakinėti, kai tik norėsi. Ar žinai, kuris tavo video daugiausia peržiūrų pasiekė, tarkim, arba kokia tavo sėkmė, kad tu ant tavo kiekvienos, kai tik video yra po kokį 100 000 ar 200 000 peržiūrų. Ką tu ten dedi, tagus kažkokius, ką tu ten veiki, kad tiek pritraukia žmonių. Jo. Man atrodo, aš užmiršiu tos klausimus, bet... Man ir atrodo, bet žinok, čia jeigu ką parašiau. Visą pilną iškart. Visą pilną iškart. Nu, nebent nori gabaliukais, bet... Jos susilaužė? Aš tiesiog, kad man patogiau. Na gerai, aš irgi tada... Eina savo. Apsaugok ir apšviesk, čia jau tikrai šį kartą. 4. kartas. Gerai. Činčinį sveikatą. Činčiną. Ašaras. Jau prašo manęs ar dar ne? Ir net nežinau. Kaip gyveni? Koks jausmas? Stenkis tiesiog šnekėti dabar apie savo 100 000 peržiūras. Stenkis negalvot ir gert daug pieno ir atsakinėti klausimus, nes kitaip praeis po pusvalandžio gero. Aš vėl verkiu. Ai, pirštinės nustimk, kad aštrumo nebeliktų. Baigęs podcastas. Aš atėjau norėdėjau, nes manęs jau palauk, aš dar galiu negerti. Niekaip. Kaip vaikutis. Gyveni? Ai, pilkės. Tai kaip tau sekasi? Ašara. Ir vienai pritrauk mūsų ašarą, žinok. Reiktų savo. Žinai, tau koks jausmas negeriant, pirmą kartą negeriu pieno. Aha, sugerk. Kaista ausys, viskas kaista.
Bet nežinau, ar žinok, ar blogiau nei po pieno. Panašiai tas pats. Tik tai kaitina labai baisiai. Tuo yra spėjams, nes banguoja. Gerai, tai kaip tau sekas 100 tūkstantinės ir 200 tūkstantinės ten plus? Ašara rėda toliau. Nepašneku. Žinok, tą kitą pieną ruošk. Nes jau litrą išmaukė. Litrą išmaukė. Nepašneku rimtai. Kita ašara. Imk šitą, jeigu reikia. Gerai, 3 litras yra. O jau to, taip nevirkiau, dar yra na. Dar pienas nerime, nerodysim jau. Viskas skauda. Jo, tai kad neskaudėtų ir dėmesį nukreiptum, nes panašiai pusvalandį taip gali būti. Ir paskui slūksta. Turi pasakotis, kad užmirštum, nes kitaip kankinsies, nes tu gert norėsi, ir taip toliau. Tai kaip tau sekas visas tas peržiūras? Niekaip. Blemba. Palauk, nes kad įstoji. Gerai. Gerai. Emilė, 2 litrą tašką. Man pieno nepatiko. Reiškia, dar negersiu. Aš nežinau, mano makiažas laikosi, bet aš už pieną. Emiliai viskas, kas sakė, skauda. Neturi kan. O šit. Šaudysi ugnim. Bijau, kad vemsiu. Žinau. Nieko, viskas gerai. Kad nevemtum, reikia šnekėti, žinok, nes kitaip telksis dėmesys į tą faktą, kad tau negera. Tai tiesiog geriau atšnekėt. Gerai. Sakai, vemsiai, ne? Tau pieno atnešti daugiau, ne? Tai kaip tau išeina tuo 100 000, 200 ir taip toliau surinkti? Greitai, nes žinau, kad sunku. Ir stengiasi nukreipti dėmesį į kalbą. Lemba. Viskas okei. Čia ir normalu. Oh my god. Ok, svarbu nevėmiu. Dar. Tikėkime, kad taip ir įsilaikysi gerai. Kaip tuos 100 000, tai aš nežinau, gal ta mano asmenybė žmonėm patinka, aš vos nespringsiu savo pačiojų seilėm. Aha, stenkis giliais ir nepilinėti kinos, nes tada ten bus aštru. Aš dar negeriu pieno. Oh my god. Aš per daug bėgu pas tave žiūrėti, aišku, dar nufotkinau tavo fotkių bus irgi nepapozavai, bet bus tokia, kai komitei tūlikė. Bet... Tai kaip ten tau sekas, tos 200 000 ir... Gerai. Gerai sekasi. Ką tu ten darai, kataginį, kiek minučių, ta dažniausiai ilgesnė vyksta? Kaip ten tau išeina tiek ilgai dėmesį išlaikyti? Nežinau. Gerai. Keliaujam toliau, ar dar kažką pasakysi? Tarsi, tu dažniausiai po 3 minutės darai, ne, ten tuos? Jo. Jo, 15 sekundžių ten nelabai tau apsimoka. Mažiau. Mažiau. Daugiau? Mažiau keliu su 15 sekundžių. Supratau, o tagai tavo raktiniai ar kažkas? Ar dažniausiai nedidė? Kokia paslaptis, kad tiek žmonių pamato? Aš nežinau iš tikrųjų. Aš pradžių galvojau. Kaip čia pienas gerta. Lūpas vėl tinsta, bet algut. Va čia kraštai visi šlapia. Ką jauti šiaip gali papasako tada? Jaučiu vėmalą pareinant. Tikiuosi, kad ne. Galvojau, bus lengviau iš tikrųjų. Nes man šiaip su... Aš turbūt tu mėgsti. Jo. Man sakė, tu toleruoji, viskas gerai. Bet čia kitas lygis. Man net kūnas dreba. Aš pirmai išdrebėjau, dabar gan normaliai sėdžiu. Ašaros, aišku, bėga pro kraštus ir vienas to nefilmuoja, o nors mano makiažas taip puikiai laikosi. Bet pieno negeriant,
aš negalvau, kad taip pat slūksta. Tas pats beveik. A, ne. Aha. Jei nori, stenkis, nes seiliam numalšini viską. Viskas gerai. Pabandyk gali. Lengviau pasidaro, nesusigesina. Gerai, tai spėjau prie kito klausimo, ne? Šiaip idėjas. Tavo fanai komentuoja, mačiau labai daug tau idėjų į komentarus tiesiog. Tu atsirenki jų klausai ar darai visiems savo? Ar kaip tik žiūri jų komentarus ir nori jiem įtikti? Ui. Nevemsi, popieriaus atneš, ką tau? Atnešti to leitinio piškį. Ar ankšluostį, ar kažką tau ką? Gal sušiu, ar? Baki nesuprantu. Šiaip kentėti reikia ir šnekėti, žinok, numuši tą į kažkokią atsakymų laviną, nes kai tu koncentruojas ten, patikėk tu manim, tai gali užtrukti. Jo. Nežinai, kaip būna psichologiškai veikia. Kuo tu tiki? Kalbu apsiverksi. Būsi ne pirma mane apvėmus. Ar rimtai? Senienas yra mane kino teatre apvėmės ir tada bėgau su bebalų kapščeliu per visus žmonės ir drapščiau mėsos. Jo, ir visiems smirdėjo, o man tai ir šiaip chujovai buvo. Jo, čia Utenoj. Vėl vaikai jo. Ir žmonėm per priekį bėgiau, o gale sėdėjau ir per vidurį. Tai visiems įsivaizduok, koks pakas ėjo. Su vėmalais voniojant, nevoniojant. Tūlikos nuėjus į lemenuką, įsivilkau tą suknelę, prasiploviau, atgal užsidėjau į smirdantį. Atgal. Nebaigiau, žinokit, filmą. Tai įsivaizduoju žmonėms, kurie sėdėjo šalia ten krašto, žiūri, bėga savo, į plaukus krenta vėmalai. Ten buvo nesotų gabalai. Eina savo. Nesuvirškino su nenu, gal ten ar sumuštinis, ar pizza, kas ten tokias gabalais išvarė, žinau. Uoj. Okay. Tai kažkaip neišgąsdinai, žinai. Tai bent jau, matai, nukreipiau dėmesį. Jo, iš tikrųjų geriau paliko. Na, aš tau sakau. Okay. Nu tai va, tai kaip tu ten su tais sekėjais darai, ar komentaruose atsižvelgėt, ar atrinkinėjai, ar pati sprendė? Jo, iš tikrųjų komentaruose tai, nu visokių ten būna tų variantų, tų siūlymų, pasiūlymų, tų visų daug būna. Bet aš stengiuosi ir juos atsižiūrėti, bet ir pati. Ar man patinka, ar man apsimoka tą daryti. Gerai. Bent jau kūnas nebedreba. Progresas. Labai. Aš šiaip, fun fact, aš vieno pieno negeriu. Tai čia yra daugiausiai, kiek aš esu vieną pieną išgerus per savo gyvenimą. Galim šiaip žiūrovai suskaičiuoti, per kiek laiko jinai tą litrą ir mano stiklinį ištaškė. Nes man atrodo, ten kokią minutę. Aš jau neberijau. Aš grinai atsiverčiau. Jo, nes tas litras greitai dingo, nes čia antrą tašką. Visiškai gurkšnė. Biškai laiko nuovoką praradom. Jo, čia faktas. Tai labai faina. Nu, tasme, aš atradau būdą, kaip žmonėm padaryti taip, kad pabėgtų pieną, nes Aistė irgi nelabai toleruoja. Ai, Deividas irgi ten labai viduriavo, prastai jam buvo irgi netoleruoja. Tai jis irgi turėjo visą dieną dirbti, surūktas ūminė. Linkėjimai. Jo. Tai va. Ausinės nusijėmė, kad nevidėtų mano snarglių. Ai, ir vienai prastokai per ausinės, ja. Tai gerai. Gal jau savo turinį gauni kažkokių dovanų, gal kažkas siunčia, arba tiesiog gal jau gauni pinigus ir uždirbė. Ar jau atsiperka tas tavo turinys, kontentas keliamas ir nebe tik for fun? Nu, kad atsipirkti nelabai atsiperka, bet šiaip jo, gaunu dovanų, gaunu daug siūlo tų barterinių mainų. Aha. Bet aš atsižiūriu, ar man apsimoka iš vis ten kelti, ar apsimoka ruoštis. Ir, nu, vis tiek yra pasirašymas, tai visiems video. Turi galvoti idėjas kažkokias originalias, kažką tokio. Jo. O pas tave ten viskas labai skoningai suprato, tai spėjau iš ir nesinori kišti. Ne, aš tikrai jau ir taip būna, kad wow, kai fainiai, bet tada mano draugai sako, nu, ne, nu, tipo sako,
per pigus produktas. Aha. Jeigu, pavyzdžiui, produktas ten kainuoja, nu, ten, tarkim, iki kokių 10 eurų, tai neimu, aš nepasiemu tų barterinių. Jo. Bet jeigu ten, nu, ką žinau, ten iki 50 eurų, tada jo, gerai. Jo. Bet iš ko jau gauni dovanų? Mačiau tikrai Nyksas tau siunčia, ne? Kas dar tave pastebėjo? Nes kad kol mane Nyksas pastebėtų, įsivaizduoju, praėjo 6 metai, nes tik pernai pradėjau gauti kažką. Rimtai? Jo, aš irgi pernais pradėjau. Man iš tikrųjų su Nyksu, kai buvo... Arba valdžia pasikeitė, nežinau. Bet aš irgi nežinau, kaip su tuo Nyksu. Aš irgi praeitais metais pradėjau gauti. Bet aš patekau jie darė konkursą. Ai, abortas tos. Jo, kur jie ieškojo, kad galėtų PR tipo žmonių, kad galėtų jiems atsiųsti tiesiog ten kaip dovanų. Ir aš ten visų savo draugų išprašiau, taginkit mane komentaruose, aš žiauriai noriu. Ir patekau į jų tą sąrašą. Gerai prašyti pagalbos, ne? Jo. Nes kai paprašai, tu gauni. Pasiteisino šitas dalykas, ne? Jo, o šiaip dar pastebėjo Stilius Box. Va, irgi fainai kaip tau jie. Man tai žiauriai. Jų kosmetika, tai ten yra Skin Lovers, tai čia yra su veido priežiūra. Bet iš dekoratyvinės kosmetikos, tai jie turi PS, dažniausiai ten prekiauja. Man atrodo, PS ir Tiera, dabar bijau sumeluoti iš tikrųjų. Tai aš per juos pirmą sykį išbandžiau PS kosmetiką ir likščiau naudoju. Man labai patinka, pavyzdžiui. Jo, kas dar pastebėjo? Pamiršau dabar pavadinimą. Jaukiau.lt va. O kas čia? Jie kuria megztinius per brūkšnėlis pledus. Ai, jo. Tie fainai dideli. Jo, tie. Ir jie man pasiūlė, sako, mes tau išsirink iš mūsų svetainės 2 ir mes atsiųsim. Ir aš buvau tokia laiminga, nes man į baraką labai gerai sueina. Mačiau, kad tas story, taip jaukiai, fainai. Jo. Ir žiauriai fainai. Tai va, tai gavau iš jų. Kas dar dabar galvoju? Tu taip jau tokia nebloga, tu susikrovus bagažą. Jau taip faina, žinai, eini į paštomatą ir jau dovanų atsirenki visai nemažai, ne? Jo. Bet jau kažkiek uždirbti irgi, sakė, jau pasiseka. Nu, kol kas ne dar. Ai. Bet visą tą veiklą girdėjau, įsiėmė, kad galėtum tai daryti. Aš iš tikrųjų praeitą savaitę įsiėmiau. Sveikinu, įrengusi šiek tiek labiau dar suaugusių pasaulį ir galbūt savo kontentą kelsi netgi jau gaudama ir gražą atgal. Nes tikrai labai daug įdėta tavo yra, daug valandų. Jo, šiaip norėtųsi, kad kažkiek tai atsipirktų. Jau norisi, ne? Nes nebesinori savęs taškyti. Nes iš tikrųjų labai... Pasinaudoja, kaip ten sakė, kad... Jo, būna, kad pavyzdžiui gaunu žinučių, kad mes jums atsiūsim ten kažkokį, tarkim, bet labai geras pavyzdys, Rimmel tušą. Mes jums atsiūsim Rimmel tušą, kur aš Rimmel kosmetikos net nemėgstu. Ir jūs turit padaryti Reelsą arba TikToką, įkelti postą ir tada dar į mūsų puslapį tipo postą kažkokį dar, nu žodžiu, atskiras tavo profiliui ir mūsų profiliui postas. Tai žodžiu, tu turi... Už kiek produktų? Už vieną. Už tą tušą. Už tą tušą? Jo. 5-10 eurų? Jo. Oho. Ir aš kai pamačiau, iš pradžių tai aš žiauriai apsidžiaugiau, bet po to mano draugas sako, tu nejuokau. Sako, tu iš vis... save už 10 eurų. Jo, sako, tau niekada neatspirks tas tušas, sako, aš duodu 100%, jo net nenaudosi vėliau. Jo, bet reikia atsirinkti tą, ką tu mėgsti, kaip aš irgi darau. Tik tą, ką mėgstu, tik savo rekomendacijas, tik to produktus, tie, kurie maišos, net tas pats maistas, visi ilgalaikiai bendradarbiai. Ir tai yra iš tikro gyvenimo, ne šiaip paėmiau, pareklamavau, išmečiau. Aš atsirenku jau per tiek metų irgi, kas man patinka ir kad nerodyt nes, sakau, mano sekėjai gerbė mane, o aš tikrai gerbiu savo kontentą, nes tiek metų ne šiaip savo. Ir už šiaip nepatinkantį produktą tikrai šaunuolė, kad pastovi ir turi savo charakterį. Ir vad gerai, kad draugas irgi paprotino pas mane irgi maniškis. Daug dalykų yra sustabdęs ir paprotinęs ir vad ačiū to dėka irgi sėdžiu čia. Jo, iš tikrųjų gerai, kartais reikia paklausti kitų patarimo, nes tu
jau gauni kažkokį pasiūlymą, jau jautiesi 9 dangui, ten, omg, galvau čia, kaip fainiai mane pastebėjo, bet kartais reikia turėti savo pagarbos ir tiesiog... Tikrai taip. Ja. Ar geriau prieški? Mano pastebėjimas, negeriau pieno, tas pats. Tas pats. Aš tau dabar tokią pagarbą jaučiu, kad tu negeri pieną, nes aš sakau, aš jaučiu net nerijau jo. Man visos čakros atsivėrė, aš jį pyliau, kaip, nežinau, kaip per fontaną kokį. Ir gerai, žinok, aš pirmus kartus irgi labai daug išgėriau ir dar paskui gėriau ir nežinau, kas po to bus, bet pakol kas. Žinosiu, būsiu išbandžius, nors labai šio karto abejoju. Eina savo, bet tu čia pavarėjai savo. Ačiū, bet karšta. Tau irgi karšta. Jo, nors čia ir šiaip karšta. Jo, čia ir šiaip karšta ir dar viduj dega. Nu tai žodžiu, jaukios kalėdos, šiltos svarbiausia. Kojos nešala, kaip matau. Va. Kojytės tai tikrai nešala. Galėsi keist. Norėsi iš mano, nori dovanos. Bet simpu, galiau simerkus. Aš labai noriu. Šiandien išpalkavau savo kalendorių už Džibicu. Nori šitos dienos Džibicu savo pasilikti? Gerai. Mano Džibicas to jau su wait a minute. Iš paglutės viską sukroviau čia. Oi, kaip fainiai čia sugalvojau, čia žinok, neįtikėta, nei čia ką, čia tiesiog random ką tik išdyko. Turiu tokį kalendorių, jis limituoto leidimo, kadangi tu jau turi kroksus ir dar ten yra kelios skylės tau pačiai. Tai žiūrėk, šiandien 11, ne? Mes 18 paleisim podcastą, tai tu pati gali imti, čia kaip saknybūtė, kaip nori, įsipakuok. Kaip fainiai. Gerai. Aš tiesiog nusifilmuosiu irgi istoriją, nes aš kiekvieną dieną pakuoju, tai čia bus tebūnie tavo, tu gali pakuoti kaip nori, aš pasigausiu, čia nėra būtinybės. Gerai. Lemputė. Voi, pasižiūrėk, kaip tu greit išpakavai. Jo. Geras. Jau pripratau prie savo parodyk metrinių nagų. O, dabar galėsi į savo kroksus puoštis. Va, reikia. Ar čia jos labai sunku įdėti? Ne, vat tiesiog paimi taip iš kraštelio ir tada įspaudai. Aha. Bijau dabar leis. Bijau, kad atpilšti. Tau galiu padėti. Gali nusimt. Jo, protingai. Žiūrėk, aš tave pamokysiu. Džibicas, jis kartais va taip paprastai neįsispaudžia, matai? O jį reikia, va, paimi, matai, šitie krašteliai ir va šitaip užlenki ir taip pat išimt. Ir tada įstumi. Kaip skersai. Ir taip pat ir išimt gali arba iš apačios, arba kaip tik vieną šoną. Va, atkeli ir tada lengvai įsiema. Nes jeigu taip trauksi, tai gali ir nutraukti visą paveiksliuką. Liuks. Tai va, dar ir lemputę užsikabinai. Nu va, šiandieną mano išpakuota, galima dėti atgal po eglutę. Mačiau, kad turi ir fanpage'ų TikTok'e. Kaip tau sekasi su jais, ar bendrauji, kiek tu jų turi, gal esi suskaičiavus, nes, vat, pavyzdžiui, aš tai jau tikrai turiu gal ten, nežinau, nieks manęs neklausė, tau įdomu, kiek aš turiu? Nes aš tą kelis mačiau. Man įdomu, nes mane yra daug ir būna seka, kad Jasbar Beauty. Mano fanai tave seka, žinok. Jį būna FP, tipo fanpage. Tai, blemba daug jų. Tai aš nežinau, nes skaičiuot nesuskaičiavus, bet daug. Mačiau, mano tai tikrai daug, bet žinau, kad jie ir seka tave, man praneša kokius naujus video, įkelia ten dar kažko, žinai. Sakau, nu va, kaip fainiai, žinai, ir labai palaiko maniškiai irgi. Ir, vat, sakau, čia dabar irgi editų pasileis mano krūvą. Tai pas mane gal jau ten virš 30 ir taip toliau. Bet pas tave mačiau irgi. Tikrai kieti. Viena iš pirmųjų, ta, kuri iš vis Messengerį sukūrė, kur mūsų grupė yra. Eglė, tai Eglė su Kamilė pirmosios fanpage'as, o dabar jos jau mažiau daro editų, bet visas kitas jaunimėlis su jie ten žaidžia iš nuotraukų, iš video, viską. Ir, žinai, ir kitus surenka, su kuriais kolabinam ir taip toliau. Tai ir tu ten dabar būsi. Ir labai, sakau, mano fanai, sako, o, ir tu gali kaip Emilį, žinai, padaryti. Sakau, nu, galėčiau, žinai, bet aš vėl kažką kitą darau. Tikrai esu Snapchat'o tą efektą bandžius, man atrodo, daryti. Iš tavęs paėmus tą idėją, nes mačiau kažkur gal irgi daro, bet iš tavęs Lietuvoje pamačiau, kad irgi sakau, o, man irgi būtų smagu kaip kas nupiešto. Tai irgi ten gangavos. Pas tavęs šitam irgi labai daug peržiūrų. Žinau, irgi yra. Tai aš mačiau tavo irgi kelis fanpage'us, kur vieną tikrai matau tuo pačiu paveikslėliu. Labai gražiai kūrė tavo editus, irgi nuotraukytės kelia. Visą aš palaikinu ir pakomentuoju, tikrai yra. Tai aš iš tikrųjų pati nežinau, kame yra esmė, žinau tik gal vieną kokį. Ne? Aš vieną tikrai matau tą. Nes kaip yra, kad
mane labai daug žmonių tagina ant kitų tiktokų, kad, pavyzdžiui, padaryk tokį ir aš labai daug tų tagų gaunu ir aš nepamatau. Taip pat, pavyzdžiui, su komentarais, man irgi, jeigu aš pamatau kažkokį gerą komentarą, tai aš iškart turiu jį išsisaugoti, nes, jų belenkiek, man skauda galva. Bet tu net neprašai, kad pakomentuotų ir jie taip tau ten spamina. Jo, ten 1, 2, 13, ten, nežinau, 47. Bet tu turi kažką ir tu to specialiai nedarai, nes aš kaip tik parašau, kartais neatsakykit, nei pataginkit, pakomentuokit ten arba nusiųsk draugui ten ir visiems kartais tikrai netoks peržiūrų kiekis, koks pas tave ten. Gali va taip va. Aš nežinau. Kokį kilometrą. Jo, tai taip ir būna, tai todėl aš, pavyzdžiui, tų fanpage'ų nelabai ir pamatau. Jeigu kartais jie pataiko ant... Nepykit ant jos. Jo, nepykit, iš tikrųjų. Jo, nes aš labai daug, mane tiek pritagina ant visokių užsieniečių TikTok ir padaryk šitą. Aha. Ir aš tiesiog nepamatau. Jeigu aš būnu, pavyzdžiui, TikTok'e ir aš pamatau kažkokį, tai aš visada jį pafollowinu. Tai čia yra faktas, tai aš mačiau gal kokį max 2. Nes aš ir daugiau mačiau, aš irgi palaikau, iškart pakomentau, tai labai faina, tai aš ir galvoju, gal tu žinai, gal tu turi tą irgi savo armiją, žinai, fanpage'ų. Gali būti, aš bet sakau, nežinau. Nežinai, nes sakau, aš stebiu, man kiekvieną dieną ten skaityk prisijungia, ten kalėdom dovanėlės jiems visiems irgi siūsiu, jie kiekvieną kartą mane palaiko per live, žinai. Ir čia sakyčiau, žinai, mano armija nuo ištikimų žmonių, kurie auga kartu su manimi ir aš galbūt net ateityje galvoju tie, kurie, žinai, fainai labai edėtina ir taip toliau. Pavyzdžiui, vienos mergičkos padeda kontaktus, omnivų surinkti dovanėlės, įsiųsčiau, padeda man, supranti, kad aš ne kiekvienai 30 rašyčiau, nes visą dieną užgaiščiau. Mergaitės man irgi padeda. Turiu ir vieną berniuką fanpage'e, tai tarsi mergaitės man padeda daryti dalykus ir aš, aišku, jom atsidėkoju šitaip, bet ateityje, jeigu jos šitaip irgi gražiai dirbs, aš tai net galvoju jas pasimti savo komandai, video editams, tekstų rašymams ir kurt naujas darbo vietas. Kaip tai man labai smagu, kad ir tu turi tų fanpage'ų ir man labai daug palaikančių tave, tai tokia armija yra smagi su fanpage'ais. Bet šiaip džiaugiais, kaip pirmą kartą pamatėjai? Jo, man buvo keista šiek tiek, nes aš niekada nebuvau toks viešas asmuo, tai manęs daug kas nežinojo. Tai ir dabar, kai pavyzdžiui, kad ir Kaune, aš kažkur ten vaikščioju ar autobuse važiuoju, ir žiūriu, kad mane atpažįsta ar labai taip atsisakinėja. Žiūri, telefoną pasiema. Story pasakoja, ten kažkas žiūrėjo tavo TikTokus. Jo, mano draugas varė į darbą su autobusu ir jis matė, jis kažkaip sako, aš taip praėjau. Ir žinai, kažkaip, kai yra taip atverstas telefonas ir užmėtė akį. Sako, kažkas makiažą daro, sako, kažkas taip matyta. Žiūriu, sako, o, Emilė. Tikrai, kasgi daugiau, jeigu netu, nes, tikrai, pagrindė for you tave irgi meta, tu esi, manau, tikrai matoma. Ypatingai tas, kas šiek tiek domisi grožiu, kosmetika, tai tikrai. Ja. Ir aš daug, pavyzdžiui, žinučių susilaukiu, žiauriai. Žinučių, tai iškart, sorry, kam neatrašau, nes aš žinučių žiauriai daug gaunu, nes, kaip, pavyzdžiui, mane seka mažesnio amžiaus žmonės. Ir, pavyzdžiui, tie ten 12-mečiai, jeigu aš nepastebiu jų komentarų, kad padaryk kažkokį video, tai jie man prispamina Instagramą. O pažiūrėk. Jo, pažiūrėk, padaryk tą. Man į dieną po kokį, mažiausiai po 20 DM gaunu. Nes pastoviai eina. Spamina, tada nematai normalių klientų. Jo, būtent nematau, kai, pažiūrėjau, paklausia kažkokio patarimo apie makiažą, kažką tokio. Negali kažkam padėti, tikrai, kai jam reikia. Per spamą. Jo. Ir po to būna, kad, oi, čia tu pasikėlus, neatrašai kažką tokio. Aš nepamatau, būtent per tuos žmonės, kurie specialiai atrodo, pamatysi dabar net per kelis profilius, man rašo. Matai, nori būti pastebėti, bet irgi šaunuolį, kad neprarandat to atkaklumo. Pas mane irgi būna, kad prisikaupia į tuos dėjimus, rašomis, bet įsivaizduok, aš visiems atrašau.
Skaityk visiems, atrašau, kiek galiu nuoširdžiai nuo dūšios. Ir aš, kai turiu savaitgalių svečiavą pasėdėti kartais, tai įsivaizduoju, kad aš visą dieną telefoną prasėdžiu, kad perskaityti kiekvieno, atsakyti jam voice arba žinutę gražią, kad vat, maloniai, žinai, visą turiningai. Net ir vaikam, nes tie vaikai, tu mano įkvėpimas, aš džiaugiuosi, kad tu esi iš ryte atsikeliu iš karto į telefoną, žinai, ir taip toliau. Labai fainai, kai tai parašo. Ir man atrodo, man bus ne faina, jeigu jam neatsakysiu. O vat pas tave šiaip iš tikrųjų tvirtas tas charakteris yra, nu, nespaminkit, nerašinėkit, nesąmonės neatrašinėju. O aš nesąmonė, buvo gera, visiems, nesvarbu, suaugęs vaikas ir kam, visiems. Nu, pas manęs yra truputį kitaip. Pas manęs yra, kad jeigu nesąmonė, aš neatrašysiu. Šitą ir man reikia išmokti. Aš esu gan griežta, sakyčiau, ant tokių dalykų. Ir daug kas gali pagalvoti, kad aš esu pikta ir kad man nepatinka. Bet jeigu man kažkokias nesąmonės rašo, tai aš paimu tiesiog ištrinu. Ar tiesiog atsakau, neatrašau. Ne, bet čia gerai, tu savo laiko negaišti, nes aš sakau, turiu išeiginę, aš visą dieną nuoširdžiai telefoną prasėdžiu ir man reikėtų kokio administratorius ar kas nors, bet tas žmogus neatrašys taip, kaip aš atrašau, jis gal nenuoširdžiai, ne tai žodžiais, be smailiuko, be emodžio ir ne tas ir mano fanai nebebus mano fanai. Tie patys fanpage'ai, kurie žiūri mane myli ir aš juos atgal ir aš jam kiekvienam ten padėkoju ir labas rytas ir labąnaktį viens kitam parašom. Tai tu tą kuri, o perleis kažkokiam žmogui, nu, atrodo, ten nebe tu, ten, žinai, jau darbo tada tik reikalai, tai kartais net reikėtų pasimokyti iš tavęs. Man būna kartais, kad rašo, kodėl neatrašai. Kai kur, kaip šiaip aš procentaliai tikrai daugiau atrašau žmonėm, negu neatrašau, bet, kai kur ten būna tikrai, kur aš pasižiūriu, galvoju, tiesiog, ką. Arba būna, pavyzdžiui, net heito komentarų įdėjimus gaunu. Tai tas irgi, iš tikrųjų tie hate komentarai, tai mane paskatino nežiūrėti dėmų. Nes būna, kad... O daug gauni heiterių, apie heiterius net ir nepašnekėjau, net nepaklausiau, iš tikrųjų daug heito turi, daug blogų komentarų, daug kažkas į tą patį dėmą tada rašo. Ar esi kažkokių grasinimų, kažko sulaukus, kažko tokio, kad tikrai nefainiai? Ne, grasinimų ne, bet dažniausiai, žinai, aš susilaukiu iš tokių, kaip čia pasakyti, užsieniečiai sako Karen, tipo, kad yra moteris, kurioms nieks gyvenime neįtinka ir viskas turi būti pagal jas. Tai, žodžiu, man tokių Karen prirašo kiekvieną dieną ir, žinai, dar kam yra juokingiausia, kad jos rašo, kodėl tu pas mano vaiko telefonė esi. Tipo, kodėl čia tu vaidokliaujas pas jo telefoną, atsiprašau, ar aš kalta. Tai tu prižiūrėk savo vaiką. Būtent, tai tu prižiūrėk, kodėl iš vis tavo 11 metų vaikas turi TikToką, ar kartais ne nuo 14 yra TikTokas. Jo, kažkaip nuo 13 negaliu. Tai ir kažkaip juokinga. Tai būtent tie visi hate komentarai, tie tokie, ale hate, čia nėra hate. Jo, bet kur labai savo nuomonę nori išreikšti, aš todėl neskaitau tų dienų. Tu čia gerai, tu jau užsigrūdinus esi, tu tokia jauna tau, jai dar tik 19. Be savaitės. Be savaitės. Ne sekmadienį, kai dabar žiūrėsi. Dabar jau tau bus 19. Dabar man 19. Ir aš tikiuosi, kad tu labai tam fanai švęsi, taip pat pūsi torto žvakutės. Jo, tikiuosi ir aš, kad aš pūsiu. Jo. Tai gerai, tai reiškia, skūrą turi, tai taip ir toliau linkėčiau. Jo, turiu iš tavęs daug ko pasimokyti. Girdėjau, kad į darželį neišeidavai nepasidažius lūpų. Ir verkdavai. Tai tas man nuo kelių metų pradėjai dažytis. Šiaip dabar bijau sumeluoti, bet gal nuo kokių 3 metų. Ne? Jo, mama sakė, gal net nuo 1. Bet aš nežinau, aš neatsimenu tokių laikų, bet aš tik labai gerai atsimenu, kad būdavau pas savo močiutės ir mano močiutė turėjo tokius, labai senus lūpų dažus raudonus. Ir visada jais dažydavos ir aš visada pasimdavau, kol jį nematydavo, visada išsitepliuodavau. Aišku, tada jo. Ale čia nieks nemato, nieks nežaisi. Dažaisi?
Ne. Jo. Nu, nebuvo taip, kad jinai neleido man dažytis, bet kažkodėl man atrodė, kad, oi, jeigu čia močiutė pamatys, kaip čia dabar bus. Aha. Jo, tai aš atsimenu, buvau labai mažytė ir visada mane lūpdažiai traukdavo, ypač jau jeigu raudonas, tai iš vis. Dabar dar dažais lūpas ir iškiai? Jo, būna kartais, bet kad aš kažkaip kasdieną ir taip nelabai dažaus. Tau užtenka jau filmavimų. Jo, man jo, nes aš bijau, mane pradeda berti, alergijas metai ir taip toliau. Na, tai žodžiu, ten jau toks kaip darbas lieka, o savo pasilieki odai atostogų. Jo, iš tikrųjų taip ir yra. Jo, būdavo darželyje, kad ypač labai mėgdavau, kai žurnaliukose prieduose būdavo blizgiai. Tai tuos blizgius aš išnaudodavau, nežinau, gal per kokias 2 savaitės. Jo, visada turėdavau pasiimti rankoje neštis blizgį tą iš Barbės žurnalo. Barbės žurnalas, kokios dar būdavo žurnalai? Keli žurnalus tikrai žinau. Mergaitė, liktais kokie seni laikai. Justė buvo. Justė, eik tu savo, aš irgi kelis turėdavau, daug nebūdavo ten pinigų išlaidžiauti ant tų žurnaliukų, bet kai jau nusipirkdavau, tai būdavo didžiausia šventė. Bet aš, žinai, nepirkdavau tų, kur tipo su niekučiais, kurie man nepatinka. Aš laukdavau to, kuris man patinka, to, ko man reikia. Nežinau, kokie tu būdavo. Ir ten tau patikdavo kiekvienas? Man tai visi priedai, aš tokia iš vis esu, man visi daiktai patinka, aš negalėčiau būti minimalistė, nes man... Čia tas pats, kas tau viską galima lengvai ir įsiūlyti, kaip tu sakei. Jo, man įsiūlyti, tai... Tai aš dabar beveik tau galėčiau parduoti savo planšetę? Aš manau, kad jo. Aš manau, kad jo. Aš dar parašyčiau savo draugui, gal gali paskolinti pinigų, nes man reikia planšetę nusipirkti. Tai jau čia man praverstų irgi. Šiaip jo, būtų fainai. Nes telefoną filmuoja ten live. Pala, dar klausimas. Tu kai filmuojas, tu su žmonėm bendrauji, ar tu nufilmuoji ir tik žmonėm įkeli? Čia yra mano svarbus, man pačiai įdomu, nes aš tai laivus darau ir jie mato, kaip aš filmuoju ir tada eina laikint ar ten kažką, kokį video aš padariau. Nes jie matė užkulsius visus ir aš todėl ir sakau, produktus viską ištestuoju, įrodau tas, kas man patinka, o jei kažkas blogai atrodė, visi viską matė. Tai aš jau nefeilinu, man tas patinka. Yra kaip yra. Jeigu šūdų krūva yra, atsiprašant, tai jau visi žino, kad yra. Man nereik to melo, nes paskui aš nemoku žodžių. Man nepatinka taip jaustis, man dušė turi būti švarė. Tai ir įkeliu tas, kas irgi man patinka, ir žmonės sako, o kaip fainai išėjo, žinai. Tai bet aš laivus darau per planšetę ir tada telefonų filmuoju. Kaip tu darai, nes tau tokie ir ilgi, ir atrodo, ten garsto takelio ne visada yra. Tu šneki, tai ką tu tyloj sėdi? Jo, taip ir yra, iš tikrųjų. Aš tyloj sėdžiu, aš... Šeimyna veikia, kur broliai sesės. Tai taip ir būna, kad jeigu aš filmuoju, tai pas mane turi pasibarškint, tada aš tada sakau, nefilmuoju, tada jie ateina, greitai susirenka, nes kai aš filmuoju, aš esu tokia pikta, ta prasme, man niekas, net muselytė negali praskristi, nes aš iškart perfilmuosiu tą kadrą. Tai man tobulas produktas turi gautis, nesimaišykit, kai aš filmuoju. Ir būna, kad, pavyzdžiui, mano draugė ateina pas mane, tai mano draugė irgi žino, kad jau jeigu aš filmuoju, tai viskas. Arba būna jinai, tarkim... Ne, dabar baisu tą, kai tu pasakoji, tipo, ant kiek ten viskas, ant pirščiukų. Ten yra viskas sustiguota pas mane, viskas. Man, pavyzdžiui, sakau, draugė, kai ateina, jinai netyčia nusikosėja ir jinai pati išsigąsta, sako... Ar kartais sako, nefilmavai dabar? Sakau, ne. Ant tokia, jo, grinai net atsidūsta, kad ačiū Dievui nefilmavai. Jo, nes pas manęs yra taip, kad aš turiu pateikti, tipo, kokybišką, kaip čia pasakyti. Bet būna, kad komentarų, kodėl laivų nedarai, tipo kažką tokio, bet aš neturiu kažkokio kito įrenginio, kurį aš pastatyčiau ir tada filmuočiau ir tiktokus ir laivą daryčiau. Žinot, Hebra, ką dovanot? Gimtadienio proga, kalėdų proga, naujų metų proga, dar spėjai gimtadienį šviesi ir po naujų, tai žinot, ką dovanot? Planšetę, telefoną. Jo, kažką. Lempas filmavimui, nes penktos baigė subirėti ir stovą trikoji, neturiu dabar parodyti, bet tas, kur ant mano stalo apie 200 plus kainuoja. Tai va. Meskitės, Hebra, visą, bent jau vienam kokybiškam dalykui, va turės ne ant kėdės pasilaikyti žmogus telefoną, Jo, taip ir yra. Lemba, aš dabar tik tai pergalvojau. Dar dovanų pasirodo trūkstam.
būčiau žinojus tavo užkulsius. Nu nieko, dar gal susitiksim ne kartą ir... Jo, aš manau... Aš tikiuosi, kad tavo kokybė vis kils ir tu mane išmokinsi ne vieną dalyką, aš irgi tau pagelbėsiu, kuo galėsiu. Jo, man fainai iš tikrųjų mokytis iš kitų žmonių. Pavyzdžiui, būna kažkokie tai mokymai, kad ir makiažo, paprasti ten, ne kažkokie grimo. Tai sakau, kaip norėčiau tą nuvaryti ir draugai sako, kam, taigi tu jau viską čia moki. Sakau, ne, tikrai aš nemoku. Jeigu aš moku eyelinerį nusibrėžti, nereiškia, kad aš gerai moku jį nusibrėžti. Juk mokslo niekada nebus per mažai. Ir visada reikia save tobulinti. Tai aš visada esu I'm down to learn something new. Labai gerai, super šaunuolė, va čia, žinai, tokie žmonės niekada nepasensta, nes jie seka ir tendencijas ir visą, ko neatsakyčiau apie save. Aš jau senė, biški, aš nespėjau sugaudyti kartais naujovių, arba, pavyzdžiui, man įsijungti, kad šį kartą turėčiau irgi planšetę, šį kartą ne ant popieriaus susirašiau, nes, aišku, iš vakar ant knygutės savo susirašiau, nes man patinka rašyti. Viską iš mane šį kartą persikėliau į planšetę ir dabar klausimus jau varnytėm žymiuos. Man čia, žinok, yra žiauriai. Man, žinok, patogiau būtų parkeliu išbraukti knygutėj. Šito paklausiau. Jo, vat, nu, aš man jau geriau varnelę užžymėti kažkaip. Man duokit gražią knygutę, aš labai mėgstu kiekvienais metais savo nusipirkti savo vardinę su savo nuotrauką gražią, su kokiu gafiūru, veliūru knygutę, bet tokiu fainą. Ir ją, kaip, žinai, blanknotą kokį rašyti. Ir aš jas įsisaugau iš metų į metus, ten daug visko prirašyta, nuo minčių, nuo eilėraščių, nuo dainų, nuo klientų, nuo visko. Tai va čia, man atrodo, įsitrins aš nebeturėsiu. Nu, nepatikimo šaltinis. Vat kažkaip. Tai čia man sunku. Bet tu esi imlus žmogus, tau pareikia. Tai va, žinot, ką davanot. Viskas, važiuojam toliau. Gerai. Monika man sakė, kad jos telefone pilno tavo unboxingų vaikystės ir visokių ten pašnekesių prieš kamerą. Kai tu buvai maža, tai tiesiog tu jau nuo mažų dienų esi kamera žmogus. Ar dabar tuos pačius tu unboxingus ir taip toliau darai ar nebe? Kodėl taip nusijuokiai prisiminimai? Jo, kažkaip, nu man tokia gėda dabar. Tau bus gėda, kai pamatysi. Sveiki! Atvykę į mano dar vieną laidą. Jūs mane jau pažįstate, aš esu Emilija Šlepavičiūtė ir šiandien aš jums parodysiu savo barbę. Štai. Štai mano barbė. Ji yra zoologijos sodo prižiūrėtoja ir aš ją gavau. Todėl šiandien aš jums ją parodysiu, apibūdinsiu ir taip toliau. Ačiū, Monika. Gražiau vardu. Perduok būtinai šeiminai ir paskui linkėjimus. Nu, šiaip visiems linkėjimai labai turinio man gero, supranti, davė. Tai vat ten Hebra pamatys. O ką sakai, per vestuvės mama parodys tau tuos video? Tai čia vienas pasirodys dar prieš. Jo, man mama sakė, aš jai liepiau ištrinti juos. Ir jinai sako, nesak, aš juos paturėsiu, sak, ir tau per vestuvės prieš visus parodysi. Jo, sak, čia bus mano vestuvių dovana. Bet čia labai faina, čia yra labai miela ir tasme visi pamatys, kokia tu buvai nuo pat mažų dienų. Kūrybinga, čia tik pačiai tokia, žinai, kaip būna. Kaip aš taip galėjau? Kaip aš atrodžiau tada, dar žinai, va tokie. Jo, bet aš, kas svarbiausia, jaučiausi žiauriai kieta. Aš buvau jau beveik įkelianti tuos video. Į kur? Į YouTube. YouTuberė norėjau būti, nu? Tai būčiau tai va, pirmas podcastas. Jo. Tai gera pradžia. Jo, nu, šiaip jo gera pradžia, bet dabar kaip pagalvoju, jeigu aš rimtai juos būčiau įkėlus. Tai būtum nuo pat mažų dienų buvus. Visi būtų atsiminę Emilės unboxingus. Taip, bet jie būtų įsaugoti, tu jau būtum kėlus savo followerius ir nuo visų žinomumą, tai ne tik TikTok'e egzistuotum su tokiom peržiūrom, o ir YouTube'e. Jo, jau YouTube'e su tokiu video, manau, daug peržiūrų būčiau susirinkus. Aš manau, ten žinai, kiek visko kelia. Nu. Sakiau. Nu. Tai šiaip smagi bus šventė.
Jo, bus smagios vestuvės, mano. A jau rašėt? Ne, aš neturiu dar su kuo A, tų vestuvių keltai. supratau. Oi,